Pradėsime pirmiausia nuo susipažinimo su jūsų asmeniška biografija. Katrais metais esat gimęs? 1899 birželio mėnesio 6 dieną. Praeitą šimtmetį. Katroj Lietuvos daly? Aukštaitijai. Ir katram kaime? Stuglių kaime, Utenos apskritys, Tauragnių valsčius Stuglių kaimas. O jūsų tėvas kokiu verslu vertėsi? Ūkininkas. Kaip jūs pergyvenote caro nuvertimą ir bolševikų revoliuciją? Labai džiaugiamės visi, bet vėliau nuliūdamas. Kai pradėjo betvarkė būti ryškiai. Tai visi pasigėda caro laikų. Kadangi prasidėjo betvarkė, žmonių kankinimas, naikinimas, viskas sujaukta, nei maista, nei nieka nebelyka, reiškia, viskas prasidėjo badas. Taip, kad, reiškia, žmonės, tada buvo, reiškia, vasario mėnesį, reiškia, dar buvo sniega, arklių nebebuvo, arkliai jau buvo suvalgyti. 18 metais? Yes, 17, reiškia, 17 pradžioje iki 18 metus išėjome. Tai jau nebebuvo, reiškia, tai žmonės numirusius, reiškia, tėvai vaikus arba vaikai tėvus rogutėms veždavo į kapines, reiškia. Tai gatvėse matyti buvo pilna tų rogučių su lavonais vežančiais, reiškia, į kapines, reiškia, laidojimai. Ir turbūt prisidėjo dar ir cholera? Nu, kažin, tos nebuvo girdėtis, kad reiškia taip. O kaip jūsų šeimo, jūs gynėtės nuo to bado? Visokiais būdais gynėmės, reiškia, kiek galėjome. Čia, kaip minėjau, reiškia, tais, kur arklių šerdavo, reiškia, tai sūrys, nu, sėmenų įspaudų, reiškia. Tai kepdavo tokias, jo mamytė buvo mirus, tai teta prie mūsų prisidėjo. Tai kepdavo tokias, mes vadydavom lepioškam, reiškia. Išmirkydavo tos, reiškia, sūris, tos sėmenų įspaudas. Na ir tada ant plytas, reiškia, ant skamaratkas uždėda, bet iš pradžių taip, reiškia. Tiek, kad priklus buvo, kad ėmė burną ir vėl atgal viršia. O žmonės dar galėjo dirbti tais jau revoliucijos laikais, ar jau visai nebebuvo darbų? Kad buvo darbai jau sustoję buvo, kadangi, reiškia, kad ir būtų da, kur dirba, reiškia, galėjo dirbti, bet kaip minėjau, reiškia, kad buvo viskas išvogta. Kaip rusai pratė, reiškia, prie vagysčių, reiškia, jie buvo. Tai viskas buvo, nuvykom į darbovietės po revoliucijos, reiškia, nėra ko dirbti. Įrankių nėra, niekas nėra, viskas išvogta. Kada nutarėte grįžti atgal į Lietuvą ir kodėl? Kadangi jo nebebuvo, reiškia, prasmės, nebuvo kada, kaip minėjau, reiškia, badas, maista nėra, nieka nėra, pilna betvarkė, reiškia, darbų nebėra, reiškia. Tai turėjom, buvom priversti grįžti, reiškia, į savo gimtinę, reiškia, į Lietuvą. Tai jūs tada patraukėte atgal į Lietuvą turbūt 19 metais jau? Ja, 19 metų. Pabaigoje 18 metų pradėjom, bet mes, kaip sakau, ilgai mums prisėjo važiuoti ir lagerius buvom, reiškia, viską pabaigoje 18 metų. Žmonės taip ir buvo. Kokios buvo nuotaikos tų begrįžtančių pabėgėlių atgal į savo kraštą? Štai jie pergyveno tą revoliuciją, dabar nežinia, kas jų laukia Lietuvoje. Nu, kiekvienas tikėjęs, kad vis ras savuosius ir, reiškia, ras geresnį gyvenimą. Kaip dauguma lietuvių žiūrėjo į bolševikų revoliuciją? Išvykęs, kaip pasakysiu, visi, reiškia. Caras jau mums buvo, kaip saka, ir įkyrėjais. Kaip ypač ir Lietuvai buvo įkyrėjais, kaip ir visi dirba prieš tą carą, reiškia. Viso politika jau buvo, politikierių buvo, kurie, reiškia, jau norėjo, kad kaip tai nuverstų tą carą. Bet niekas netikėjo, kad tai blogai išeis su jo nuvertimu. Kad bus tokia betvarkė, kadangi rusų tauta atsilikus buvo, tai baisiai žiauri revoliucija buvo. Kai žinote, reiškia taip, kad buvo netokių.